tarptautinį pripažinimą pelniusi lietuvių operos žvaigždė, solistė Nomeda Kazlaus. Nomeda yra nuolat kviečiama dainuoti žymiausiose pasaulio salėse bei teatruose. 4 tarptautinių konkursų laureatė, TV laidų vedėja ir prodiuserė, laidų ciklo Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus idėjos autorė, prodiuserė ir vedėja, vokalo pedagogė, Nomeda Kazlaus vokalo vasaros akademijos įkūrėja ir meno vadovė, daugelio tarptautinių konkursų ir TV konkursų komisijos pirmininkė ir narė. Skambės Francisco Barberí Zarzuela, El Barberillo de Lavapiés. Lavapie kirpėjas laikomas klasikiniu Zarzuelos aukso amžiaus kūriniu. Jis pasižymi puikia, rafinuota ir melodinga partitūra, bei aistringu, šmaikščiu tekstu. Barberí kūrinyje visa muzikinių atspalvių puokštė, nuo Offenbacho, Mozarto, Rossini ir italų operos iki jo laikmečio ir vietinės populiariosios muzikos. Į sceną kviečiu Nomeda Kazlaus. Žinokit, jūsų plojimų visai čia nesigirdi. Kadangi yra atvira erdvė upenieras, tai plokit, nes norėsim jūs girdėti, kažkaip išsisklaido. Aš tuo įleisiu vedėjų, galima jūs ateikit čia. Bet netapsiu vedėjas šiandien, nepergyvenkit. Jūs būsit vedėjas. Žinot, man priminė šitą vasaros dieną iš tikrųjų į Ispaniją, kai 2000 metais, o gal 2001 metais, dainavau Perelados festivalyje Ispanijoje ir lauke buvo beveik 40 laipsnių. Ir tuomet dainavome su Montserrat Caballé, buvo jos brolio, mūsų agento Karlos Caballé įkurtas festivalis, tokiam irgi labai gražiam dvare, bet privačiam, ne taip kaip turim mes Lietuvos valstybę ir malonų merą matyti, labą vakarą.
Ir aš prisimenu, labai norėjusi gražių plaukų ir žinot, kai turi lygius plaukus kaip mano, tai tada nori jos garbanoti. Visada kažko norim kitko, ko neturim. Ir mes tiek dirbom ir su Monserrat, ir su jos dukra, ir garbanavom tos plaukus, ir žodžiu, sėdėjom ir puošėmės ir išėjom 10 vakare dainuoti ir jūs nepatikėsit. Mano plaukai buvo beveik tokie kaip šiandien. Aš už tai pagalvojau, kad neverta man irgi šiandien kažką kitką daryti, tai čia tiesiog toks lyrinis nukrypimas, tiesiog esam kaip Ispanijoje, nuostabu. Tai ką jūs pranešit, gerbiamas? Pranešim sekantį kūrinį. Aš šiandien visą dieną laužiau savo ispanų ir italų kalbą ir dabar prašysiu jūsų įvertinti. Netgi su Vincenzo pasikonsultavau. Taigi, toliau. Francesco Cilea, dramatiškoji princesės arija Acerba Voluta. Voluta. Kartus malonumas. Iš operos Adriana Lecouvreur. Gerai. Kartus malonumas. Saldus kankinimas. Tam, kuris nekantriai laukia mylimo žmogaus. Ar jis ateis? Ne. Tai upės garsas. O klajojanti rytų žvaigždė. Neišnyk, šypsokis visatai. Ir rodyk kelią mano meiliai, jei ji nepamelavo. Dainuoja Nomeda Kazlaus. Ačiū. Išėjęs prisistatyti irgi. Šį vakarą jums. Jeigu kas nors dar nepažįsta, Andrius Milinkevičius. Ačiū labai, idėjai. Vamos.
Nomeda specialiai šiam koncertui paruošė keletą siurprizų. Tai yra garsios melodijos iš kino filmų. Nu ir ką, laužau liežuvį toliau. Aš jums padėsiu. Taip, Ennio Morricone kartu su Chiara Ferrau, Nella Fantasia. Mano fantazijoje iš kino filmo Misija. Auksinės palmės šakelės nugalėtojas Kanų festivalyje režisierius Roland Joffé. Filmo pagrindinis herojus, misionierius, groja obojumi šią pagrindinę melodiją, siekdamas pritraukti į krikščionybę Pietų Amerikos gyventojus. Išpopuliarėjus filmui ir melodijai vėliau buvo sukurtas tekstas. Fantazijoje matau teisingą pasaulį. Ten visi gyvena ramiai ir sąžiningai. Svajoju apie sielas, kurios visada yra laisvos ir kaip debesys skraido. Fantazijoje matau šviesų pasaulį. Net naktis ten yra mažiau tamsi. Svajoju apie sielas, kurios visada yra laisvos ir kaip debesys skraido. Pilnos žmogiškumo sielos viduje. Fantazijoje pučia šiltas vėjas. Pučia per miestus kaip draugas. Svajoju apie sielas, kurios visada yra laisvos. Pilnos žmogiškumo sielos viduje. Fantasia, io vedo un mondo giusto, lì tutti vivono in pace e onestà. Lo sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole che volano. Nella fantasia io vedo un mondo chiaro, lì anche la notte è meno scura. Lo sogno d'anime che sono sempre vivono, come le nuvole che volano in Nella fantasia esiste un vento caldo che soffia sulle città come amico. Lo sogno d'anime che sono sempre libere, come le nuvole che volano. Neppure il cielo che ci guarda da
Čia tik tai istorija apie tai, kad jūs mėgstate ir lietuviškas dainas. Ir dabar bus labai daug gražių lietuviškų dainų. Ir pradėsim nuo Vytauto Kernagio. Baltas paukštis. Muzika ir žodžiai Vytauto Kernagio.
Ačiū labai. Vincenzo, Italas grojantis lietuvių muziką. Čia, žinot, šita Kernagio daina, jinai turbūt yra kiekvienam lietuviui tokia artima ir suprantama, kad turbūt ją galima ir vėl dainuoti, ir vėl dainuoti. Čia šitą dainą, jeigu žinote, išgarsino grupė Hiperbolė. Iš tikrųjų, visai tautai, bet iš tikrųjų tai sukūręs kompozitorius Kairiūkštis. Ir aš galiu pasidalinti tokią labai asmenišką istoriją. Mano mamytė, jinai mokėsi universitete. Beje, mano tėvelis nuo Marijampolės. Čia apie tai dar pakalbėsim vėliau. Bet mano mamytė universitete dainavo ansamblį universiteto ir jinai buvo solistė. Niekada nesimokė dainavimo, bet tiesiog, reiškia, genetiškai balsai yra, gimininga tauta. Ir jinai dainavo šitą romansą Kairiūkščio. Ir tuo metu ministras buvo Šepetys, garsusis Šepetys. Ir mamytė pasakojo, kad Šepetys sėdėjo pirmoje eilėje ir tiesiog verkė. Tokia buvo istorija šito romanso. Taip, eilės, aš viską užmiršau. Na, o dabar išgirsite Algimanto Raudonikio parašytą nuostabų kūrinį Švelnumas.
Žodžiai Eduardo Selelionio. Noriu tik tai pasakyti, kad, kaip žinot, šitą kūrinį sukūrė raudonikis maestro Noreikai. Iš tikrųjų, ir jisai vienintelis dainavo labai ilgai. Ir aš turbūt buvau viena pirmųjų moterų, kuri pradėjau dainuoti. Ir aš, aišku, mūsų visiškai kitos kartos, aš buvau studentė, kai profesorius Noreika buvo katedrai. Ir jisai išgirdęs mano dainavimą, jisai priėjo ir sakė, žinai ką, dainuok. Tai vat tokių įdomių istorijų kūrinių sukūrimuose, kai paskui perima ir moteris dainuoti vyriškus kūrinius ir jie visai, tiesą sakant, nevyriški. Jorinas skalbė, o dabar kaip pirty. Gal yra proga dabar mums priminti mūsų klausytojams, kad Liepos 1-3 dienomis Palangoje vyks jūsų vokalinio ir aktorinio meistriškumo stovykla. Gal galite keli žodžius apie ją? Šitą projektą iš tikrųjų pradėjau
daryti 2015 metais, kaip sako, dabar pradėjau daryti. Iš tikrųjų, taip lietuviškai nesisako, pradėjome mes rengti akademiją, nes gimė poreikis konsultuotis, atvažiuoti ir gauti meistriškumo pamokas ir pagalvojom, o kodėlgi ne Palangoje? Kodėl ne prie nuostabios jūros, kur galim padaryti kvėpavimo pratimus įvairius ir aišku, vokalinį meistriškumą patobulinti ir tiesiog visiems pasidžiaugti vasarą, interpretaciją ir paskui padainuoti baigiamąjį gražų koncertą Palangos kurhauze. Beje, jeigu būsite šį savaitgalį Palangoje, tai 29 dieną mes dainuojam Palangos kurhauze irgi. Tai va. Ir į šitą vasaros stovyklą galima registruotis paštu nomeda.kazlaus@gmail.com. Kadangi Vilkaviškyje yra daug talentingų muzikantų ir tikrai gabių jaunuolių ir merginų, tai kviečiame. Na, o dabar skambės Laimio Vilkončiaus daina Tokia esu. Žodžiai Vytauto Bložės. Ačiū. Iš Kuršių žemės, aš atėjau iš jos laukų, kur aušros stygios rasos ramios, kur prie ugnies visiems jauku. Aš atėjau iš ežerynų, iš pilko kelio ir žolės, rasos lašelio sidabrinio, iš žalgirio taiklios strėlės, iš mažvydo rašytų žodžių, iš paukščių tako virš galvos, namiaustų šiurkščių paklodžių, iš mėlynos akių spalvos. Iš dalgio balso jūros putos, iš šermenų graudžios giesmės, iš dobilėlio ir iš rūtos ir sunkių darbų prasmės. Tokia esu širdin surinkus, tiek daug iš protėvių visų. Audėja drobių giesmininkė, gimtoji šaly tokia esu. Iš mažvydo rašytų žodžių, iš paukščių tako virš galvos, namiaustų šiurkščių paklodžių, iš mėlynos akių spalvos. Aš atėjau iš Kuršių žemės, aš atėjau iš jos laukų, aušros stygios naktys ramios, kur prie ugnies visiems jauku. Na, o kai Nomeda pradėjo dainuoti šią sekančią dainą, be jos jau neapsieina nei vienas jos solinis koncertas. Taigi, Zita Bružaitė, Elegija, žodžiai Algimanto Baltakio.
karšta kaip ir tik, klausykit. Eisim, nežinau ką daryti, maudytis eisim, tai visi po koncerto, ne? Čia gal irgi norėčiau trumpai pasidalinti tokią istoriją, kad kai 2017 metais mirė mano tėvelis, kuris kaip tik buvo nuo Marijampolės, arčiau Igliaukos, netikėtai ir jaunas, žinokit, ilgai negalėjau dainuoti šitos dainos, nes jinai yra apie išsiskyrimą, bet vis tiek teko. Ir kartais būdavo tikrai apsiverki, kaip žinot, dainininkai nelabai gali dainuoti su gumulu gerklėj, bet kartais tenka. Tai tikrai tokia chrestomatinė Zitos Bružaitės, nuostabios kompozitorės daina ir labai gražūs žodžiai. Na ką, dabar jau gal šiek tiek kitoks kūrinys. Juozas Tallat Kelpša šokinėjo pana Ona. Taip. Aš žinot, Palangoj turiu labai gerą vieną draugę, Linutę. Ir jos mama Ona. Ir jinai man sako, o man galima mamytę atvežti į koncertą, nes čia bus apie mamą. Tai žinoma, ir yra čia Onų tarp kitko. Onų, Onučių, pakelkit ranką. O, ateikit, jūs galite ateiti arčiau. Kodėl ne? Tai va, tai mes turime vieną poną Oną. Labai gerai, puiku. Šokinėjo pana Ona po rūtų darželį, uliavoja mūsų pana polia vandrų sodą. Užkateksi pana Ona, užkateksi mūsų pana, bene užartoja. Artojas ne bernelis,
aš už bajorėlio. Mano medai ir panionai, bajoras tai bernelis, aš jam tai mergelė, tu. Ant rytų atsikėlus vode mandravoti, ant rytų atsikėlus vode mandravoti. Man bajoras tai bernelis, aš bajorė tai mergelė, eisiu už bajorų. Už Taigi, lietuviškus kūrinius į šoną skambės Enrique Granados Mača ir Lakštingala iš ciklo Gojeskos. Fortepijonu skambina Vincenzo De Martino, Italija.
O dabar prasideda muzikiniai siurprizai. Bartas Howardas, Fly Me to the Moon. Nuskraidink mane į mėnulį. Nomeda Kazlovas. Mere, būtų galima jūs arčiau. Čia kažkaip nėra jokių laiptelių, bet jūs gal pro ten galėtumėt užeiti. Ačiū. Jeigu jūs galima čia truputėlį turėt, bet jūs taip atsiremkit, kaip artistas kažkoks. O, gerai. Gerai. What spring is like on Jupiter and the Mars. In other words, please be true. In other words, baby, kiss me. Klausykit, gaunasi. Bet tiesą sakant, nelabai toli nuėjau, nes tai baigėsi prezidentiniai metai, bet kadangi kalbu laisvai itališkai, turbūt dar geriau negu lietuviškai, tai mane išrinko tokio komiteto Lietuva Italija, prezidente ir toliau tęsiu darbus organizacijai. Bet dabar ne apie tai, tikrai yra Lietuvoje daug gerų žmonių ir šita organizacija yra viena iš jų, kaip ir Caritas, kaip ir Maltos ordinas, beje irgi esu savanorė daugeliu tų organizacijų. Bet jau kadangi mes einam visgi į pabaigą koncerto, kaip jau ir turėjom pabaigti, aš jums dar noriu padovanoti vieną kūrinį, kurį išgarsino Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Carreras. Ir tas kūrinys vadinasi Bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, bésame, bésame mucho, 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 que tengo miedo perderte, perderte, amor. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, bésame, bésame mucho, 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 que tengo miedo perderte, perderte. Funikuli, funikula, gerai? Pabaigiam ir einam gert vandens. Vamos. Te lascia stare, e noi ti